Atidaryk bet kurį straipsnį apie pensijas ir pamatysi chaosą. Vienas rėkia, imk viską lauk. Kitas rėkia, sodra tave apgaus. Trečias iš vis nežino, ar jis dar kaupia. Stop. Šiandien aš nekalbėsiu apie politiką ir teorijas. Aš surinkau 10 dažniausių ir keiščiausių ir pikčiausių klausimų iš komentarų skilties ir duosiu tau vienareikšmius atsakymus. Ar antstoliai gali atimti pensiją? Ar tikrai gausi 25% nuo visos sumos? Ir kodėl tavo pinigai gali dingti į sodrą? Per 10 minučių tu turėsi ne nuomonę, o aišku veiksmų planą. Tiesa, trumpa informacija nusprendusiems nutraukti kaupimą. Prieš teikiant nutraukimo prašymą bendrovei pirmą pateik prašymą stabdyti įmokų mokėjimą. Kas iš to? Na pavyzdžiui, teikiai prašymą sausio 2 dieną, dar sausį, vasarį ir kovą iš tavęs nuskaičiuos tos 3%, nes antros pakopos pinigus gausi balandžio mėnesį ir tikėtina, kad vasario ir kovo įmokos nepasieks bendrovės. Pinigai pavaikščios ir grįžta į sąskaitą, kokį balandį, o gal gegužę. Ir dar papildomas darbas buhalteriui. Tai perskaičiuoti. Tai tiesiog, jei jau sprendimas priimtas, tai stabdyk įmokas ir tuomet teik prašymą pasitraukti. Gali ir atvirkštinę tvarką tai padaryti. Ir dar vienas priminimas. Paspausti patiktuką ir prenumeruoti kanalą. Ir keliaujam tolyn. Pirmas dalykas, kuris sutaupo daugiausia nervų – sodra ir pensijų kaupimo bendrovė. Tai yra ne tas pats. Sodra yra apie valstybinę pensiją, o antra pakopa tai kaupimas per pensijų kaupimo bendrovę ir fondą. Kodėl tai svarbu? Nes kai žmogus sako, aš pateiksiu prašymą sodrai, labai dažnai jis iš tikro kalba apie veiksmus, kurie vyksta per kaupimo bendrovę. Tai prieš bet kokį sprendimą. Pirmas klausimas visada turi būti šitas. Ar aš šiandien esu antros pakopos dalyvis ir kur aš kaupiu? O dabar komentarų perliukai. Pirmas perliukas. 2019 metais nutraukiau kaupimą ir grąžinau sodrai. Ar gausiu dabar ką nors iš antros pakopos? Dažnas komentaras. Ir čia beveik visada yra terminų mišrainė. Jeigu tu 2019 metais realiai pasitraukia ir nebesi antros pakopos dalyvis, tada paprasta logika. Iš antros pakopos fondų išmokų nebus, nes nelieka sukaupto turto fonde, iš kurio būtų mokama. Bet žmonės tada sako, o tai kur dingo mano pinigai? Dažniausiai atsakymas toks, dalis, kuri buvo susieta su sodros logika arba skatinimu, gali būti perkelta į sodros apskaitą ir tau vėliau pasimato ne kaip antros pakopos išmoka, o kaip didesnė sodros senatvės pensija. Kaip pasitikrinti greitai, be interpretacijų? Vienas paprastas veiksmas – išsiaiškini, ar tu turi likutį pensijų fonde ir ar šiandien esi dalyvis. Jei fonde likučio nėra, vadinasi išmokos iš fondo nebus. Antras perliukas. Pasitrauksiu ir atgausiu viską iki cento. Čia norisi pasakyti taip. Antra pakopa nėra vien tik pinigai į rankas. Žmogus dažnai įsivaizduoja, kad ten yra vienas maišelis pinigų ir jis visas grįžta atgal. Bet realybėje žmonės turi skirtingas sudėtinės dalis, kas tavo įmokos, kas skatinamosios dalys. Ir kodėl vienam daugiau į rankas, kitam dalis labiau pasikeis į sodros pusę. Jei nori susivokti be emocijų, užduok savo 2 klausimus. Kiek realiai pats esi sumokėjęs? Kiek tavo sukaupto turto šiandien yra fonde? Su Financial Lithuanian sukūrėm pagalbinį įrankį skaičiuoklę, kuri tiksliai pasakys, kiek gali atsiimti. Keliauji į www.fll.lt arba spaudi ant nuorodos aprašyme, renkiesi skaičiuoklę, antros pakopos skaičiuoklę ir čia suvedi sukauptą sumą iš viso, šią vietą gausi iš pensijos kaupimo kompanijos, nepatingėk prisijungti ir tuomet iš sodros asmeninės paskyros užpildai likusius 3 langelius ir spaudi skaičiuoti. Tai duos tikslius paskaičiavimus ir visą logiką, kaip tai apskaičiuota. Judam toliau. Trečias perliukas. Ar antstoliai gali pasiimti mano antrą pakopą? Šitas klausimas labai žmogiškas ir jis pasirodo dažniau nei žmonės galvoja. Trumpa logika tokia. Kol lėšos yra fonde, jos nėra paprasti pinigai tavo sąskaitoje. Bet kai tik prasideda išmokėjimai, pinigais ir lėšos patenka į apyvartą, kaip išmokėta suma, situacijos gali būti skirtingos. Dėl to, jei tau šitas klausimas aktualus, svarbiausia yra neskubėti su sprendimu ir pirmiausia aiškiai suprasti, koks būtų išmokėjimo būdas ir koks tavo statusas.
Kai tavo sąskaitoje puikuojasi antstolių uždėtas minusas, tai išmoka iš antros pakopos tą minusą tiesiog sumažins. Ketvirtas perliukas. Noriu pasiimti 25%, bet pats nemokėjau. Mokėjo tik valstybė arba tik sodra. Čia dažnai būna klaidingas lūkestis, žmonės girdi, galima pasiimti 25% ir galvoja, kad tai yra universalus mygtukas visiems. Praktinis filtras yra labai paprastas. Ar tu turi asmeninių įmokų? Jei asmeninių įmokų nebuvo, pasiimti tuos 25% galimybės nėra. Nes įstatyme sakoma, bet nedaugiau nei žmogus pats įmokėjo. Todėl prieš rašant komentarą, o man priklauso, pasižiūrėk, ar buvo tavo įmokos. Penktas perliukas. 25% nuo visos sumos. Ar tik nuo mano? Šitas klausimas yra vienas svarbiausių, nes žmonės dažnai galvoja, kad 25% skaičiuojasi nuo viso, kas matosi paskyroje. Praktiškai yra taip. 25% skaičiuojasi nuo visos sumos, bet nedaugiau negu tu pats įmokėjai. Tai reiškia, jei didelę tavo sukauptos sumos dalį sudaro ne tavo asmeninės įmokos, o kitos sudedamosios dalys, tu negali tiesiog paimti ketvirtadalio nuo visko. Ką pasitikrinti? Pasižiūrėk, kiek yra tavo asmeninių įmokų, nuo jų ir sukasi 25% logika. Tarp kitko, išsiimant 25% išmokų nereiks laukti iki balandžio mėnesio. Jos išmokamos per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Šeštas perliukas. Vis tiek apgaus. Išmokės tik balandį ar Liepos mėnesį, ras būdų, kaip sumažinti sumą, šitą emociją suprantu. Nes kai žmogus girdi, išmokės vėliau, atrodo, kad čia specialiai tempiama. Bet šiuo atveju čia nėra apgaulė. Čia yra procedūra. Pinigai fonde yra investuojami, o išmokėjimas vyksta pagal nustatytą tvarką. Pateiki prašymą, jis suvaikšto per administravimą ir tik tada vienetai realizuojami bei pervedama. O kodėl gali atrodyti, kad suma sumažėjo? Nes iki realizavimo momento fondo vertė gali kisti. Vieną mėnesį daugiau, kitą mažiau. Ir dar yra dalykai, kurie visada būna matematikos dalis. Administravimo mokesčiai, dar kai kuriais atvejais atskaitimai pagal taisyklės, ką pasitikrinti, kad neliktų jausmo mane apgavo. Pirma, kiek turi vienetų ir kokia jų vertė šiandien. Antra, kokia bus realizavimo data, nuo jos priklauso galutinė suma. Trečia, ar tavo scenarijoje gali būti taikomi atskaitimai, kai žmogus žino šitus 3 punktus, dingsta didžioji dalis apgaus jausmo. Lieka procedūra ir investavimo vertės svyravimas. 7 perliukas. Sustabdyti kaupimą galima tik kartą. Dar vienas mitas, kuris atkeliauja iš senesnių diskusijų. Pokyčių kontekste žmonės vis dažniau pamato lankstesnę galimybę. Stabdymas, grįžimas, pasirinkimai. Bet esmė tau, kaip kaupiančiam žmogui, paprasta. Prieš darant bet ką, pirmiausia susidėlioji, ar tavo tikslas yra didesnė pensija vėliau, ar tu ieškai daugiau lankstumo dabar. 8 perliukas. Gyvenu užsienyje, man negalioja. Negalėsiu nieko padaryti. Jei esi kaupęs Lietuvoje, pats faktas, kad gyveni užsienyje savaime nereiškia, kad nieko negali. Vėl grįžtam prie taisyklės numeris 1. Statusas ir bendrovė. Pirmas žingsnis. Išsiaiškini, ar kaupi ir kur kaupi. O tada jau kalbam apie veiksmą. 9 perliukas. Fondas bankrutuos ir viskas dings. Čia žmonės painioja 2 dalykus. Investavimas svyravimus ir bendrovė bankrutavo baimę. Pensijų fondo turtas yra atskirtas nuo valdytojo turto, todėl bijau, kad dings dažniau yra emocija, o ne realus mechanizmas. Jei nori sveikos logikos, tada tikras klausimas būna kitas. Ar man tinka tokia investavimo rizika ir ar aš suprantu, kaip fondas juda. Ir 10 perliukas. Visur rašė, kad išimti pinigai bus neapmokestinami, dabar matau, kad išsiimant teks mokėti 3%. O tvagis. Tai atsakymas paprastas. Matyt, ne visą informaciją susigaudai teisinga. Nes nuo pat pradžių buvo komunikuojama, kad 3% teks mokėti, kai išimami 25% ir kai likus mažiau nei 5 metai iki pensijos, sukaupta suma neviršija 50% minimalios anuiteto ribos. Išmokės visą sumą su 3% mokesčiu. Šis mokestis mokamas sodrai. Ir dabar greitas mini checklist tau. Jei po šito video nori per 5 minutės susivokti, pasidaryk šitą mini patikrą. Pirma,
Ar šiandien esi antros pakopos dalyvis? Antra, kurioje bendrovėje kaupi? Trečia, ar turi likutį fonde ir kokio jis dydžio? Ketvirta, ar turėjai asmeninių įmokų? Penkta, tavo tikslas – lankstumas. Dabar ar didesnė pensija vėliau? Šešta, jei nori pats kontroliuoti savo investicijas, ar geriau patikėsi jas fondų valdytojams, šitas šešitas sutvarko 80% chaosų komentarų skiltyje. Ir pabaigai, jei nori, kad padaryčiau antrą dalį, parašyk komentarę savo keisčiausią klausimą ar pagalvojimą apie antrą pakopą. O jei nori ne tik atsakymo, bet ir realaus supratimo, kaip apskritai tvarkyti savo pinigus, kad pensija nebūtų vienintelė tema, pasiimk edukacinį turinį iš Financial Lithuanians per minėtas nuorodas aprašyme. Ir dar kartą, jei tokie video tau naudingi, padėk patiktuką ir prenumeruok kanalą. Iki!